aš galvojau, kad aš čia tik tai spraktelsiu pirštais ir sakysiu, open mic'as atsidarė Antakalny ir man tiesiog plūs žmonės, savame suprasdami, kaip čia yra gerai. Bet jie neplūdo. Labai skiriasi ta kūryba, kuri gimsta, kuri ateina, kuri pati pasiprašo ir tiesiog išvelka mane paskui ją ir visus kitus procesus. Ir ta kūryba, kuri yra supančiota atlikimo kanonais, kažkokiais egzaminais, mums nereikia išsipirkti teisės būt. Mes jau esam. Nereikia mums būt ypatingiems. Pa, 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 pa. Labas, Justina. Labas, Milda. Šiandien pradėti laidą Kas blogesnio norėjau iš tikrųjų nuo citatos. Pirmą kartą taip darau, bet man labai patiko šita citata apie tave. Pagalvojau, kad jinai tikrai susumuoja tavo asmenybę. Tai jinai yra iš Gyvo žalio puslapio Facebook'e ir ten rašė jie, kad daug kas teiraujatės, kas buvo ta žavingoji artistiškoji kongreso vedėja. Susipažinkite. Justina Kaminskaitė. Daugiasluoksnė asmenybė, muzikantė, teatro kūrėja, šokėja, literatė. Tai žmogus, kuris netelpa jokius žanrų, stilių atlikimo rėmus, jos veiklos sritys apima scenos menus ir švietimą, ji ne tik kuria savo muziką, veda renginius, bet ir rengia teatro dirbtuves bei viešo kalbėjimo mokymus. Turėdama biologijos bakalauro laipsnį, Justina kultūrą mato ekosisteminės prizmės pagalba. Taip pat puikiai supranta, kas parašyta moksliniuose straipsniuose. Toks tikrai labai įvairialypės asmenybės apibūdinamas, bet iš tikrųjų jis yra labai tikslus tavo atveju, man atrodo. Ir mane labai sudomino ta dalis apie biologiją. Apie visą kitą mes dar pakalbėsim išsamiau, bet pradėkime nuo tos biologijos. Kaip jinai atsirado tavo gyvenime? Aš įstojau į Vilniaus universitetą dėl to, kad nieko kito nenorėjau, tik tai dainuoti, bet tuo metu terpėje, kurioje aš augau, muzika buvo galima tik tai rinktis genijams, tai yra tikrai kitiems iš kitų šeimų, arba tai galėjo būti nebent hobis. Tai aš stojau iš tikrųjų ten, kur turėjau gerus pažymius ir kur mylėjau mokytoją. Tai biologijos studijos. Vėliau paaiškėjo, kad tai brangus etapas mano gyvenime, bet jos atsirado mano tokiu ribotų pasirinkimu. Ir kaip dabar matau, tai tokiu atidėliojimu gyventi savarankiškai, kas man užtruko. Nes aš girdėjau tavo tėčio pasidalinimą apie šitą istoriją ir kad iš dalies tai buvo tėvų įtaka, kad tu pasirinkai šitą profesiją. Tiesioginė tai tikrai ne. Mano tėvai visą turėjo diskretumo nesakyti man, ką daryti. Bet ties tėvais šeima nesibaigia. Ir man irgi buvo įdomu išgirsti tą tėčio pasisakymą, tu čia kalbėjai apie 50 scenos bandymų vakarą. Taip. Ir taip net lūpą vidui patempiau, tu mat šitaip, jie mane matė kaip biologijos mokytoja. Aš tai svarstydama, kai jau studijavau biologiją, svarstydama apie savo niūrę lemtį, einant toliau tuo nemuzikiniu, nekūrybiniu keliu, galvojau, kas gali blogiau dar būti. Tai dar baigsiu gyvenimą kaip biologijos mokytoja. Tai čia yra blogiau negu pabaigų pabaiga. Ir tada įstojus tenai į Vilniaus universitetą, aš atradau muzikinį teatrą, toks mokslo fakulteto, studentų muzikinį teatrą ir jame turbūt daugiau širdies ir daugiau laiko praleisdavau negu laboratorijoje arba netgi paskaitose kartais. Bet sugebėjai vis dėlto baigti bakalauro studijas biologijos? Taip, nes nesugebėjau mesti, neišdrįsau mesti, tiesiog tokia ta šlovės kita pusė. Tai va. Bet kaip šiandien suprantu, tu ir integruoji ir biologijos žinias į savo tą supratimo kultūros. Tai neišvengiamai davė. Aš nežinau iš tikrųjų, ar yra kuo nors ypatingas tas mano mąstymas, bet kitaip jau neatmoksiu. Ir ekosistemiškai mąsto matyti ir patys menininkai, net ir be gamtamokslinių kažkokių tai popierių. Bet man tas pradėjo labai aiškėti, kai pradėjau mokyti žmonės dainavimo.
ir vesti įvairius kūrybinius užsiėmimus, nes besknebedės tame, pavyzdžiui, kaip funkcionuoja žmogaus kūnas. Ir dar, kai jau dirbau biologijos mokytoja, čia buvo po teatro studijų, po viso ko apsisuko ciklas ir aš atsidūriau savo anksčiau iš anksto gedėtojai, bet po to labai praturtinusiai pozicijai. Tai va, kai mokiau dainavimo, kai mokiau biologijos, iškėjo, kad bent jau man, kad algoritmai, pavyzdžiui, kaip veikia žmogaus membranos, kaip ląstelė veikia, kaip vyksta dauginimasis, gyvybės raida, visa tai suknės atsiremia į filosofinius kažkokius algoritmus gyvenimo. Tai matyt, tas, ką skaitėjai aprašyme, yra apie šitą aspektą. Kad tu įžvelgiai tas sąsajas, ar ne? Nors, sakai, intuityviai turbūt menininkai šiaip ar taip tas sąsajas žino, bet jie galbūt jų neįvardina kaip palyginimus su kažkokiam biologiniam struktūrom. Taip, būtent. Ir turbūt dėl to, kad tos biologinės struktūros yra vaizdiškai ir teoriškai užkrautos mano smegenyse. Dalis jau sėkmingai yra suarchyvuota, sakykime, bet man eina per tuos vaizdinius. Supratau. Gerai, tai ta biologija buvo taip, tu mokėsi biologijos studijose bakalauro lygių, bet kiek supratau, paraleliai irgi mokėsi muzikos, ar teisingai? Ar tik tai papildomai užsiėmei tuo? Aš po 1 metų biologijos studijų dar įstojau į Vilniaus kolegiją, į tuometinės pramoginės scenos meno studijas, dabar jos vadinasi muziklo bakalauro, ir tai labai užaugo studijos nuo to metų, kai aš juose studijavau. Ir tada 2 metus aš bandžiau per 2 vietas studijuoti. Tai mažiausiai trečdalį laiko tų 2 metų aš praleidau realiai pakeliui tarp 2 fakultetų. Tarp Didžiosios gatvės ir Čiurlionio gatvės. Jeigu dabar grįžčiau, tai kitaip, aišku, sprendimus padaryčiau. Bet galiausiai vieną studiją sustabdžiau, kitas baigiau, tada grįžau į biologiją, baigiau biologiją. Ir tada jau išvažiavau į Škotiją ruoštis stoti į miuziklo magistrantūrą. Ir tu tęsei tada magistrantūrą ir tada miuziklo studijas? Ne visai. Aš po parengiamųjų kursų galiausiai nusukau į kolektyvinės teatro kūrybos studijas Londone. Kalbant apie kas blogesnio, tai iš tikrųjų irgi ta iš šono šlovingai atrodo ir buvo tikrai virpulio dalis, nes studijuodama tose parengiamuosiuose kursuose Škotijoje aš atradau fizinį teatrą, atradau performanso meną. Ir kažkaip pajutau iš vienos pusės, kad man labai malonu yra išsipakuoti iš to muzikinio teatro rėmo, nes visada man atrodė mažai yra tik dainuoti. Norėjosi visą ką daryti ir tada atradus tos kitas kūrybos kryptis, net ir per kitų kūrybą, nebūtinai savo, man užkilo apetitas dar labiau plėstis. Tai va. Ir kitas aspektas buvo, kad aš pati nusprendžiau, kad aš dar nepakankamai pasiruošus esu stojamiesiems į miuziklą, kuriam ten beveik metus ruošiausi ir nepriejau iki stojamųjų egzaminų. Tiesiog išsigandau. Va. Bet irgi ilgai mane tas pasirinkimas ir nepasirinkimas persekiojo, ilgai bariausi su savim, bet galiausiai šią dieną mąstau, kad net ir per klaidas vidus veda. Kažkur ten, kur reikia, kas atrodo, kas yra klaida arba susimovimas, arba nesėkmė, arba netgi sabotažas, savęs sabotažas. Galiausiai paaiškėja, kai tai buvo kažkokio gudraus plano vienas iš elementų. O kur tave nuvedė galiausiai šitas pasiruošimas? Sakei, į kolektyvinės teatro kūrybos studijas, taip? Taip, nes aš skaičiau, kur dar kitur galima miuziklą studijuoti, nes greta to išsipakavo, buvo likusi fiksacija, kad aš noriu būtent miuziklą daryti. Ir aš kažkaip užtaikiau perskaitytų kolektyvinės teatro kūrybos studijų aprašymą. Ir man kažkas susišvietė viduj. Nes buvo tokie žodžiai kaip kartu kurti kažką, kažkas apie tą kartu mane labai suviliojo. Paskui, aišku, realybė buvo tokia, kad daug savarankiškumo reikėjo ir ypač mūsų kursas, į kurį papuoliau, buvo labai individualistiškas. Tai to, ką aš įsivaizdavau, buvo kitaip. Bet irgi man viduj kažkas sukirbėjo, tas kažkas, kas neleidžia iki šiol eiti vienu keliu ir labiau daro tą nežinau, kūrybinę, darbinę, net ir amato prasme sklaidą tokią, nežinau, sferišką labiau negu linijinę.
Tai čia buvo Londone Central School of Speech and Speech- Drama. Royal, taip, Royal. Royal, Jinai- taip. Nepamirškime. Aš irgi tenais baigiau bakalaurą, tai mes turim tą bendrystę, bet aš turbūt kitam kursė buvau, nes tu magistrą tenais baigėjai, ar ne? Taip, aš Teisingai? ten baigiau labai koncentruotas 13 mėnesių magistro studijas. Mhm. Tai ir pas juos teatro praktika yra labai suprantamas terminas. Čia grįžus į Lietuvą, aš sakydavau, kas tu esi, aš esu teatro praktikė ir tada tekdavo atsakinėti klausimą, tai ar tu aktorė, ar tu režisierė, nes yra tik 2 kurpaliai, kuriuos galima dėvėti. O tenai Londone, aš nežinau, kurias tu irgi theater practice. Taip, Tai va, Mhm. matyt, bakalauras vadinosi theater practice, o jau mūsų magistras vadinosi advanced theater practice, Mhm, nes jau mes mhm. supras labiau pažengę. Taip, 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 taip. Taip, tai aš manau, dėl to mes kažkaip ir susikalbėjom. Net neatsimenu, kada mes ten susipažinom, kažkokiuose gal rašymo dirbtuvėse. Kažkur čia jau Lietuvoje. Taip, jau čia Lietuvoje būdamas ir tą bendrą kažkokį supratimą turėjom, kuris buvo truputėlį svetimas lietuviškai sistemai, bet turbūt jisai čia irgi keičiasi, kokia tavo patirtis, kaip tau atrodo, ar Lietuvoje darosi paprasčiau, atviresni darosi žmonės. Ar vis dėlto dar turim labai aišku supratimą apie tai, kas yra teatras ir kaip jis turi būti kuriamas pagal tos standartus senovinius? Nežinau, žinai, aš kažkaip, kai grįžau 2013 metais, kaip grįžau į Lietuvą, taip ir pajutau ir pati nusprendžiau savo vis dar tuometiniu papratimu, kad niekur čia neįsipaišysiu. Ir nuo to laiko bandžiau sukti kabutėse suaugusio žmogaus keliu, kažkokius tai rimtus tikrus darbus dirbau, tuo pačiu bandydama ir dainuoti, ir gedėdama to savo nepritaikomumo. Bet nuo manęs sukant prie platesnio konteksto, tai aš nežinau, bet tikrai kažkas ateina, nes čia neseniai domėjausi doktorantūros temomis, kurios šiuo metu tyriamos yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, ir radau, kad vienas iš doktorantų ar doktorančių rašo daktaro disertaciją kolektyvinės kūrybos tema. Tai aš negaliu atsakyti apie kūrėjų bendruomenę ne dėl to, kad tai būtų neaišku, bet dėl to, kad aš pati turiu labai mažai patirties. Ten, kur aš ėjau kaip teatro kūrėja, aš neįsipaišiau nei kaip aktorė, nei kaip režisierė, tai aš truputėlį dirbau, bet tarp aktorių jaučiausi pernelyg, nežinau, neaktoriška. Tada tarp režisierių iki šiol nesijaučiu galinti Lietuvoje savęs vadinti režisierę, nes kažkaip bent jau iš to, ką mačiau, su kuo bendravau, įsivaizduoju režisierių kaip žmogų, kuris turi viziją tokia, žinai, didesnė negu tiesiog žmonių stumdymas scenoje. Ir tarp dainininkų, aš dabar kaip ir sakau, kad aš dainininkė, nes manęs irgi klausia, tai kas tu esi? Aš tik žinau, kad aš nesu šokėja, ten tam aprašyme, kurį tu skaitei, matyti taip iš polėkio buvo parašyta, nes aš domiuosi judesio praktikom, kontaktinė improvizacija, buvau gana smarkiai užsikrėtus ilgą laiką, bet manęs tai nepadaro. Šokėja. Va. Tai sakau, kad aš dainininkė, bet tarp dainininkų aš irgi jaučiuosi kaip toksai, žinai, 3 kampais įsipaišęs kvadratas. Na taip, tokia tavo kūryba labai sunku iš tikrųjų išžandrinti ir patalpinti kažkur. Bet gal dėl to ir jinai yra įdomi, kažkokių pliusų tame ir matai pati, ar vien minusai? Nebe. Aha. Aš kuo toliau, to stengiuosi mažiau žiūrėti tą savo kūrybą ir mažiau ieškoti, tai kur tas mano yra kanalas, per kurį ištekėsiu. Ir tiesiog leidžiu dalykam vykti. Ir matyt dėstytoja, kuri dar Londone man pasakė, žiūrėk, tu galėsi į save pasižiūrėti tik tai retrospektyviai save įvertinti, save kaip kūrėja, tai matyt, jinai buvo teisi. Nes kuo aš labiau paleidžiu tą fiksaciją kažko būti, kad turėčiau ką atsakyti, kas aš esu ir ką įsirašyti į CV, tai kuo labiau paleidžiu tą fiksaciją, tuo bent jau ramiau gyvenu. Aš sutinku iš tikrųjų, nes pati uždavinėjau savo tokius klausimus apie prasmę viso to ir kuo turėčiau būti. Ir dar gaunu labai dažnai klausimą, kurį norėsiu adresuoti ir tau. Žinau, kad jis užknisa dažnai, bet gal pavyks kažkaip atsakyti. Nu, bandom. Tai kodėl vis dėlto nepasilikai Londone, kodėl grįžai į Lietuvą ir nusprendei čia kurti? Tai buvo labai paprasta, kadangi tuo metu mano vaikinas irgi iš Lietuvos atvažiavęs pas mane, negalėjo pakęsti Londono.
Jisai pirmą pasitaikiusią progą nusprendė grįžti namo į Lietuvą, o aš nebuvau, ir aš grįžau kartu, aš nebuvau tiek įsitvirtinus ten į Londone, nes buvo tik studijų pabaiga. Ir lyg buvo pradėję kažkokie ryšiai megztis, bet iš tikrųjų realių kažkokių kabliukų tikrai nebuvo. Londoną aš nepatyriau iš kultūrinės pusės, aš tai patyriau kaip didelį brangų miestą. Ir man Londonas yra namai 3 zonoj, Palėpėje, už labai brangiai, autobusas metro, laiptai studijos. Laiptai metro, darbas, autobusas namai. Maždaug toks. Ir kurį laiką gedėjau grįžus į Lietuvą. Nes ten Londone buvo mano teatras, ten buvo mano kursiokė, su kuriuom trupę sukūrėm, ten buvo ta mąstysena. Taip. Collaborative theater making. Dalykai, kuriuos čia Lietuvoje tenka aiškinti arba aiškinti susitikus su savais, ten buvo savaime suprantama. Bet tada po kurio laiko man kažkaip atsivėrė akis, kaip gerai, kaip ramu Vilniui. Nes didžioji dalis tamsiųjų spalvų susijusių su mano scenos menų amato raida profesinė, jos yra susijusios labiau su mano vidiniu pasauliu. Ypač tais laikais, prieš 10-12 metų. Tai objektyvios aplinkybės jos irgi iš dalies veikia, bet dabar matau, kad daug buvo kur mano pačios sprendimai, kad aš negaliu, kad manęs nereikia, kad, man atrodo, šit savame aiškus dalykus pasakoju, bet daug kur buvo mano pačios sprendimai, net jeigu atrodė, kad aš kitų sprendimais padiktuotais gyvenu. Vis dėlto tu pati rinkaisi, nors norėjosi kartais gal kaltinti aplinką. Tai ne tik norėjosi, aš labai ilgai ir sėkmingai aplinką kaltinau, kartais iki šiol nuslystu į tą malonumų slėnį. Bet irgi, kalbant apie tą kažkaip tyliai vedantį vidų, galiausiai dabar, 2025, man yra gerai ten, kur esu. Ir aš džiaugiuosi, kad aš čia kažkaip, taip. Kada atėjo tas pilnatvės jausmas, ar buvo kažkoks konkretus momentas, ar tai tiesiog... Žinok, man atrodo tiesiog su amžium. Tai gali būti. Man atrodo su amžium ir kadangi turėjau daug tų patirčių, kur atrodo profesinė prasme arba saviriškos prasme prieš srovę mane plukdė, dirbau biologijos mokytoja 2,5 metų, dirbau projektų vadovė tokioj kolegijoje, dariau visokių dalykų, kurie mane privedė iki to, kad buvau net ir kaip paleidus muziką ir kūrybinės ambicijas. Ir tie virsmo taškai, kai aš paleidau viltį, jie buvo labai į sveikatą man. Ta prasme, kad kažkaip ta neviltis, jinai kaip pribrinksta ir išsprogsta, bent jau man atsiranda naujas laisvės laipsnis. Tiesiog daryti. Nes nieko nebus, bet aš negaliu nedaryti. Tai ir pasidaro, gerai. Ir būna tų džiaugsmo akimirkų kažkokių. Bet bent jau ko moko matyti ir smegenys kažkaip persivirina. Ir tos patirtis, kurias galima laikyti nesėkmėm, nes suprask tenai, darau tą, o ne šitą. Gyvenu taip, kaip man matyti sveikiau, o ne taip, kaip man norėtųsi. Tai visuma išorinių aplinkybių ir jų keičiamo mąstymo. Ir kalbant apie tą amžių, tikrai, aš atsimenu, man buvo 28, lipau laiptais žemyn palei savo gyvenamą pastatą ir atsikvėpiau, kad ir negaliu, aš negaliu padaryti iš savęs to, ko aš noriu. Tiesiog žmogiškai, savybių prasme. Tai buvo vienas toks atsidusėjimas, tada virš 30 kažkoks lengstis buvo, kur, tiesiog paleidau, nes tiesiog būsiu kaip išeina. Ir toliau riedu, nežinau, nuokalnę ar įkalnę, bet kuo mažiau yra konkrečių įsivaizdavimų, kaip turėtų būti, kad būtų gerai, tuo daugiau erdvės atsiranda iš tikrųjų buvimams visokiems, geriems, ramiems. Kažkokia panašia idėja turbūt ir grįstas tavo projektas, kurį jau minėjom, scenos bandymai, kur aš lankiausi jau
Paskutinį kartą buvo 50 kartas, ar ne? Nuo ko prasidėjo tas įgyvendinimas scenos bandymų, kur kilo idėja ir kodėl sugalvojai, kad reikia? Čia prieš 8 turbūt metus, 2017 vasarą, buvau pakartotiniai tokioj vasaroj Anglijoj, Škotijoj, mes su buvusiam kursiokėm, su kuriuom tuo metu buvom įkūrusios trupę, buvom kažkuriam iš festivalių, dalyvavom ar Edinburgh Fringe, ar Camden Fringe, ir tada dar užsukom, iš Edinburgo kažkaip užsuko į Glasgą, kur yra labai aktyvi ir irgi savaime suprantamas kultūros dalis, open mics, tie atviro mikrofono muzikos vakarai. Ir aš likau sužavėta to vieno vakaro, į kurį papuoliau, kažkokiai, nežinau, Glasgo Fabijoniškėse, nebeveikiančiam bare, kur jau stalai nuvalyti ir kėdės sukeltos, susirinko žmonės iš kaiminystės, vienas ką tik pasiėmęs instrumentą, ten tą vieną kordavo sukrapšto, kita mergina grįžta iš ilgos pertraukos atostogų kaip profesionali dainininkė vėl. Ir mane be galo sužavėjo ir įkvėpė tas žmonių įvairumas ir lygiavertiškumas tame pasirodyme. Ir dusavau grįžusi miesto laboratorijai, kuri irgi tuo metu tik tai kūrėsi. Dar buvo bendruomenės jėgom dažomos sienos, tik išvežtos šiukšlės. Ir sėdžiu, atsimenu, sakau, nu va, čia buvo taip fainai, toks open mic'as, ten visi tokie vienodi ir skirtingi suėjo. Ir man tada sako, miesto laboratorijos įkūrėjos, nu taip daryk. Tai nuo to momento ilgą laiką, gal 5-6 metus, miesto laboratorija buvo scenos bandymų mitybinė terpė, inkubatorium ir uostu. Gal gali plačiau papasakoti apie formatą, kaip jisai vyksta, kada vyksta? Taip. Tai šiuo metu scenos bandymai nevyksta, mes atostogaujam. Aš atostogauju. Po 50 karto kažkaip galvojau, kad projektas baigsis, bet tiek meilės atsirado, ypač paskutiniuose pavasario kartuose, kad suveikė kaip geroji fėja krikštamotė ir užuot mirus karalaitė tik užmigo vasaros miegu. Tai scenos bandymai yra atviro mikrofono muzikiniai vakarai, kuriuose žmonės nepriklausomai nuo jų profesinio, techninio, meninio lygio yra kviečiami išbandyti save scenoje arba išbandyti savo kūrinį scenoje, naują kažkokį, prisimatuoti sceną savo. Ir iš to gimsta įvairūs papildomi vyksmai ir atradimai. Ir čia vyksta kiekvieną mėnesį, kai vyksta, taip? Vieną kartą į mėnesį? Taip, kartą į mėnesį. Nors ir aš jaučiuosi, ir man yra draugai sakė, kad toks jausmas, kad kartą į savaitę. Nes tik tai spėjai prakaitą nusibraukt po vienu bandymu, žiūrėk, jau kitus reikia organizuoti. Ar sudėtinga buvo sukurti terpę tokiam dalykui, ar atsirado žmonių norinčių? Palengva. Aš labai stebėjausi, kad pirmame scenos bandymų renginyje beje dalyvavome mes du, aš ir miesto laboratorijos įkūrėjų pažįstamas. Ir aš galvojau, kad aš čia tik tai spraktelsiu pirštais ir sakysiu, open mic'as atsidarė Antakalny, ir man tiesiog plūs žmonės, savaime suprasdami, kaip čia yra gerai. Bet jie neplūdo. Man reikėjo aiškint, ir man atrodo dar ir į radiją jau, aiškint, pasakot, kažkaip ieškot, kaip komunikuoti, kas tas atviras mikrofonas, kas čia per konceptas. Ir tada po truputėlį pradėjo rasti žmonių ir scenos bandymai savo gal labiausiai išviešėjusiai būsenai buvo apaugę ir organizatorių komandą, ir dalyvių žiūrovų prisirinkdavo pilna miesto laboratorija. Dalyviai jau net nebetilpdavo į 2 valandų rėmą, nes žmonės užjuto, kaip yra gera būti matomam ir neteisiamam, nes scenos bandymai yra nekonkursinė arba netgi antikonkursinė aplinka. Va. Ir vėliau šitą iniciatyvą turėjo įvairių ciklų, tai tarp 2 žmonių dalyvaujančių pirmam renginy iki pilnos miesto laboratorijos ir pilnos komandos, paskui nuslopo, buvo ant siūlo pakibę scenos bandymai, aš buvau išvažiavus, buvo karantinas, tai buvo tokia pauzė. Ir tada vėlgi iš
tokio negalėjimo, iš sugriuvimo, kai man atrodė, kad, nu, tikrai aš vienu metu jau šią žiemą nebesprasdavau, kodėl žmonės juos renkasi. Aš supratau racionaliai, kad čia labiau apie mane ir mano vidinę terpę, bet jau pamačiau, kad aš pati pradedu žudyti projektą, kurį užkūriau. Tai va tada scenos bandymai kabojo ant plauko, bet kadangi aš atsitraukiau ir jau nebegalėjau savimi maitinti to projekto, jisai pats iš po žemės išdygo. Atsirado, kas pavėžėjo, atsirado, kas atsivedė draugus ir buvo kartas, kai aš galvojau, nu viskas, nu jau dabar jau tikrai viskas, aš nebematau, kodėl čia reikėtų rinktis kartu prie žmonių iš gatvės. Tai toks tarytum pati būtybė scenos bandymų prašė, kad žiūrėk, nu nevaikim dar, duok man augti, duok man gyventi. Ir tas savaimingesnis scenos bandymų etapas, mano akimis, kuris yra dabar, kuomet aš nesiverčiu per galvą kviesdama žmonės ir jų ateina tiek, kiek ateina, jisai daug mielesnis net ir dar nuoširdesnis, negu kad ankstesniais laikais, kai stengdavomės tokį kaip festivalį kiekvieną mėnesį padaryti. Tai sakai, žmonės prisidėjo, ar ne? Ir atėjo pagelbėti tau organizuoti, ne tik tai pagrot, bet ir realiai kažko prisidėti, ar ne? Buvo tikrai daug tokių dovaninių akimirkų, kai atsiranda veidas žiūrovų tarpe, tada ateina, tada sudalyvauja, tada sako, aš noriu prisidėti prie organizavimo. Tai taip atsirado ir garsinimas scenos bandymuose, taip atsirado ir YouTube'ės visas archyvas. Ir man rodė, kad žmonėm yra, ne tik man yra įdomu vat, tą nepaaiškinamą impulsą įgyvendinti, bet žmonėm yra įdomu prisidėti prie prasmingo projekto. Nors tai buvo didžiulės laiko, energijos sąnaudos į minusą. Ir jeigu kas nors dabar klauso ir galva, gal ir aš visai norėčiau prisidėti prie tokio projekto, kur jiems reiktų kreiptis, ką daryti. Taip, tai vat kalbant apie tai, kai vėl pradėsime, manau, kad rugsėjo arba spalio mėnesį, kviečiam į komandą savanorius, tai kviečiam žmonės prisidėti tiek rankų darbų, paprasčiausias kėdes sunešant prieš renginį ir išnešant jas pasitinkant svečius. Tada labai kviečiam video ir foto kuratorių. Tai nebūtinai turi būti žmogus, kuris pats viską sufotografuotų arba sufilmuotų, bet kviečiam žmogui komandą, kuriam patiktų pasirūpinti, kad dalykai įvyktų. Tai va. Taip pat scenos bandymams labai praverstų pagalba su sklaida. Tai kviečiam žmonės, kuriem patiktų, kurie ne tik galėtų daryti tą darbą, bet kuriem patiktų ir atrodytų prasminga, imti scenos bandymų archyvą, paskleisti jo naujus ir senus įrašus, daryti, kad ta medžiaga, kad per 8 metus sugeneruotos akimirkos, kad jos toliau gyventų, kad jos virtų, kad jos įkvėptų. Tai belieka parašyti į scenosbandymai@gmail.com. Taip pat yra scenosbandymai.lt domenas, kuris nukreipia į kol kas tik tai Facebooko puslapį. Tai išskėstom rankom laukiam ir kviečiam, jeigu kažkam kiltų įkvėpimas, sukurt paprastą scenos bandymų puslapį, platformą, kuri išlaisvintų iš socialinių tinklų, taigi būtų puiku. Ir kartu, vat, tas turbūt yra svarbiausia scenos bandymuose, kad tiem, kurie prisideda, būtų patiem prasminga, patiem naudinga, va, tais nepamatuojamais, tokiais keistais nepamatuojamais būdais prisidėti. Ir aš tikrai, vat, sakau, kai buvo tokia tamsesnė dėmelė šiais žiemos mėnesiais, tai aš kai kurių savo ten artimesnių pažįstamų klausiu, kodėl jūs einate į juos? Taigi sako, taip gera. Taigi sako, taip jauku. Va, kai tu atėjai praeitais metais, aš taip kažkaip net ir taip maloniai nustebau ir pagerbta jaučiausi, o Milda atėjo pasižiūrėti savo bandymų. Čia vadinasi gerai. Aš tiesą pasakius, į šitą 50-ąjį renginį atvedžiau irgi draugų ir viena draugė gyvena Airijoje, atvyko čia pasižiūrėti ir labai pasidžiaugė, kad toks bendruomeniškas renginys vyksta. Žinai, labai, iš tikrųjų, man atrodo, žmonėms trūksta to tokio artimo ir nuoširdaus bendravimo, kuriame gali rastis ir klaidų, klaidelių, bet ne tame esmė. Taip, ir matyti tas ir pritraukia, vat,
žmonės, apie kuriuos klausė anksčiau, kurie savanoriškai atėjo savanoriauti, tai kažkoks širdies skambėjimas, va tas bendruomeniškumas. Ir scenos bandymai gimė iš mano pačios negalėjimo, nes jeigu aš būčiau galėjusi pasirūpinti savo asmeninę karjerą, aš nebūčiau rūpinusis kitiems sudaryti sąlygų, kad tas barjeras į savo kūrybos pasidalinimą būtų kuo žemesnis. Nes scenos bandymai žemina slenkstelį. Ir tikiuosi, kad veikia kaip atsvara arba neutralizatorius tai mąstysenai, žvaigždės mąstysenai. Kad yra žvaigždės, kurios mes matome ekrane ir klausome ausinėse, o visi kiti, tai čia ir suprask jau ne žvaigždės ir čia reikia laikyti stalčiai. Tai scenos bandymų šūkis yra ištraukti eilėraščius į stalčius. Ir tai yra kartu apie savęs traukimą iš stalčius. Nes ką padaro žiūrovai scenos bandymuose, tai va ta mylinčia akim amortizuoja ir perkeičia klaidos patyrimą. Klaida tampa ne dainos arba pasirodymo arba gyvenimo pabaiga, o kažkuo, kas tik tai daugiau meilės ir plojimų ir palaikymo sujudina. Tai kodėl atsirado ta juoda dėmelė šią žiemą? Gal gali papasakoti plačiau? Tų dėmelių pervargimas būtų vienas iš dalykų. Ir žinai, scenos bandymus aš matyt kuriu tam kažkokią tai kitą didžiąją prasme, kad pati savo parodyčiau, kad pamatyčiau irgi vat, tą, kad nereikia bijot klaidos. Nes aš pati perfekcionizmo demoną pažįstu nuo uodegos iki ausų galiukų. Ir greta to, ką paštalauju ir kas atrodo man savaime suprantama, kai kalbu kitiems, scenos bandymuose, ne? Savo mokiniams dainavimo pamokose, ten, kai workshopus vedu, kažką ar dėšiu trumpai. Tai mane tai visi tie dalykai pačią veikia. Ir nusivylimas, ir netikėjimas, ir pervargimas, ir kartais toksai atrodo piktybinis aklumas tam, kas yra gerai. Ir tas labai, labai valgo jėgas. Labai, labai. Ties scenos bandymų tema, aš noriu tave pakviesti pasidalinti savo dainą, jeigu gali išsitraukti gitarą ir užrašus, kuriuos mes abidvi turim tokius rašytus ranka senoviniu būdu. 2025 metai, kai kurie žmonės dar rašydavo ant popieriaus. Scenos bandymuose dabar būtų plojimai. Mes turim sutarimą, kad kiekvienas lepsusas yra palydimas palaikymu. Taip. Nereikia gedėti laimingų. Nereikia skaičiuoti reikalingų. Pa ba pa pa ba pa pa ba pa ba pa ba pa pa ba pa pa ba ba ba. Tik eikim, kur šviečia džiaugsmingai ir laiko niekam nepristinga. Nereikia myluot graudulingų, tik eikim tylėti svajingai. Pa ba pa pa ba pa pa ba pa ba pa ba pa pa ba pa pa ba ba ba. Nereikia liūliuot geidulingų, tik supinkim žvaigždes išganingai. Nereikia tikėti aistringais, tik surinkim maldas maldininkų. Pa ba pa pa ba pa pa ba pa ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Tai dailūs žiedai nevaisingi, nereikia mums būt ypatingiems. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ačiū tau labai, kad pasidalinai. Sakyk, čia tavo pačios kūrybos daina? Taip. Gal gali papasakot apie jos atsiradimo istoriją? Jinai tiesiog atėjo, kaip didžioji dalis dainų, jos randasi. Dažnai ateina su visų tekstu ir melodija. Ir jinai yra kilus iš mano būsenos, į kurią anksčiau, kurioje beveik nuolatos būdavau. Tai buvo momentas, kai man buvo labai liūdna ir pavydu ir graudu, galvojant apie tuos kitus, kurie yra laimingi, reikalingi, šaunus, visokie kitokie. Ir ta daina gimė kaip atsakas ir matyt kaip pasakymas savo. Kadangi aš ją rašiau negalvodama, specialiai nedėliodama ir žodžiai patys dėliojosi, tai man atrodo, tai buvo man žinutė, kad ne tame yra meilė savo ir vertumas būti, ne išoriniuose dalykuose, kad mums nereikia būti ypatingiems tam, kad turėtumėm teisę būti. Čia šiaip, man atrodo, yra man pasikartojanti tema. Tai yra tai, ko aš pati stengiuosi laikytis, bet nusprūstu. Ir tai matyt, ką kalbu per scenos bandymus, per pamokas kažkokias, kad mums nereikia išsipirkti teisės būti. Mes jau esam. Jo, čia tavo žodžiai skamba tokia didelė pagarba gyvybei, toks posthumanistinis gal požiūris, sakyčiau. Ir man jis irgi yra labai artimas, nes ir į kūrybą panašiai žiūriu kaip į kažkokį tai gyvą organizmą. Bet sakyk, o vat kada tu suvokiai, kad tu per tave eis tie gyvi kūrybos organizmai į pasaulį? Tai yra, kada tu pradėjai rašyti dainas, ir suprast, kad, gal aš turiu kažką pasakyti pasauliui. Dėl antros dalies aš nežinau, dėl pasakymo pasauliui, bet lakštingala negali nečiulbėti, taip sakant. Pirmą dainą aš parašiau 6 metų, būdama estetinio lavinimo mokyklėlėje Kredo. Tai buvo daina mamytei. Sukurta, man atrodo, irgi ten pat prieš patį mamyčių šventelę, bet tuo metu aš dar, kaip nemokėjau savęs stabdyti, nežinojau, ko negalima, nežinojau, ko nebūti, tai jeigu teisingai atsimenu, tai aš tiesiog pranešiau mokytojai, kad aš parašiau dainą mamai ir prašau ją įtraukti į dabar vyksiantį koncertą. Ir ne tik pranešiau mokytojai, bet čia pat pasistačiau 2 mergaitės, man atrodo, joms buvo, tai sutrikimo šiek tiek sukėlė, bet man tuo metu tai nekasi, kad kitiems žmonėms aš kažkokį tai sutrikimą sukelsiu. Auksinis laikas, tikrai. Žodžiu, aš jas vietoj išmokinau tą vieną ir po to, man atrodo, net į antrą vietoj parašytą posmelį.
Wow. Posmelis buvo iš 2 eilučių ar ten 4 žodžių, bet vis tiek. Ir vat mes atlikome. Gal nebūtinai man pavyko visus akordus pataikyti Aha. to atlikimo metu, bet čia vat pirmasis gal mano atsiminimas iš tokios spontaniškos kūrybos, kur tuo metu jo dar nebuvo aplipę įvairiais klausimais ar savistabda, ar niekuo per ką pereinama ugdami ir kuo apsiveliam. Tai man tiesiog buvo, taip aišku, mane iš vidaus vedė tas impulsas. Gimstanti daina, jinai susidėliojo visą infrastruktūrą aplink save ir jinai atėjo per mane. Tai dabar aš taip matau. Dabar aš taip matau. Tada net nereikėjo galvoti apie jokį neįgimimą, neįėjimą per mane. Tiesiog buvo labai aišku. Parašiau dainą. Daina turi nuskambėti koncerte mamytei. Aš tikrai neatsimenu, kad būčiau teiravusius arba klaususius, ar būtų buvę galima. Aš tiesiog pranešiau mokytojai. Va. Tai tavo pirmasis scenos bandymas buvo, kai tavo buvo 6 metai. Pirmas suorganizuotas iš esmės scenos bandymas, nes tu pati viską paėmė ir pats darei. Turbūt, ta akimirka buvo, labiau gal scenos bandymas buvo tom sutrikusiom 2 mergaitėm, kurio teko dainuoti mano dainą, nes man tai buvo... Aš tuo metu jaučiausi, kad man jokio bandymo nereikia. Tai va. Jo, bet dabar gal žiūrint, tai turėjau tokį sijoną ir tokias raudonas šlepetes. Tai mano draugas kaimynų berniukas ir mano močiutė būdavo pakviečiami, susodinami ties tolimąją svetainės kambario sieną. Aš pasikabindavau ant turniko tarp duryje ir jiems šokdavau oro šokius. Ir jie, atsimenu, man atrodo, Simonas, mano draugas, kažkada sako, jau galima gal eit, sakau, ne, aš dar nebaigiau. Tai vat, tų apraiškų jų būta. Kaip įdomu, kad jos buvo tokioj ankstyvoji vaikystėje, o paskui kažkaip jos užgeso. Taip, prigeso gal, sakykime. Aš kažkokią vienokią ar kitokią kūrybą, eilėraščius rašydavau, ten lėlių spektaklius teatre. Bet kartais net ir, dabar jau matyt, kelio atgal ir net nesinorėtų ieškoti, bet net ir nebežinau, ar pasirinkti muzikinį amatą buvo pats sveikiausias dalykas, nes iki šiol patiriu, kad yra, čia gal profesionalumo klausimas yra, bet labai skiriasi ta kūryba, kuri gimsta, kuri ateina, kuri pati pasiprašo ir tiesiog išvelka mane paskui ją ir visus kitus procesus. Ir ta kūryba, kuri yra supančiota atlikimo kanonais, kažkokiais egzaminais, nežinau, komerciniu potencialu ir kituo. Daug ką lemia ir bendras streso kiekis, tiesiog išgyvenimas. Išgyvenimas. Klausai manęs, iš kur buvo ta duobė su scenos bandymais, tai yra didžiulė prabanga turėti laiko ir materialinių išteklių, galėti sau leisti, jėgas skirti ne tik užsidirbti duonai, bet ir daryti kažkam, kas atsipirks kitose lygmenyse ir gal net ne man. Tai matyt, čia yra ne tik užgesimas šiaip augant arba prigesimas, bet tiesiog didėja atsakomybės kiekis, didėja užduočių gyvenime kiekis. Taip. Bet vis dėlto nepasitraukai, tu visiškai iš kūrybos ėjai per kolektyvinę tą kūrybą ir paskui dar atsidūrėjai magistrantūros studijose barokinio dainavimo. Taip, tai 2022 metais aš baigiau magistro studijas baroko operos, tai mes buvom pirmoji laida šitų naujų studijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Ir, čia buvo mano gyvenimo svajonė, studijuoti dainavimą. Ir jinai suko ratą ir atsidūrė. O į dainavimo studijas aš atėjau irgi kažkuria prasme perėjus nevilties slėnį, nes kažkada pradėjau per atsitiktinumą mokyti dainuoti. Per tokį atsitiktinumą, kad aš turėjau tą didžiulę, sakykime, mozolį pritrintą ties dainavimu. Nes dainavimo studijos yra visai kitas dalykas negu savų dainų kūryba ir balso naudojimas tiesiog raiškai, kas eina iš širdies. Tai kurį laiką iš viso net negalėjau
dainuoti nei miuziklo repertuaro, nei klasikos. Ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centre dirbau mažiukų vaikiukų anglų kalbos mokytoja ir kažkas iš administracijos susirgus kolegijai mane prisiminė, sako, va, Justina domisi miuziklu, tai sako, Justina, pavaduok. Ir aš tikrai nebūčiau net įsivaizdavus, kad aš turiu ką pasakyti apie dainavimą. Aha. Galvojau, savaitę aš tikrai suklastosiu kažką. Tikrai vieną kartą visiems žmonėms po vieną kartą aš tikrai sugebėsiu dantį po valandą užkalbėti. Ir man taip patiko. Ir jiem taip patiko, kad nelaukdama net kitų mokslo metų pradžios, aš pasiėmiau rezervinį sąrašą ir pradėjau dirbti su žmonėm. Ir tada, atiduodant kitiems suformuluojant, kitiems kalbant galbūt kartais visiškai priešingai negu man kalbėjo, arba išvirkščią pusę išverčiant savo pačios patirtis. Ir stengiantis, kad tie diskomfortai, kurie man buvo ne į sveikatą, taptų komfortais kitiems žmonėm. O tai pervardijant viską man išsivalė kažkas. Ir tada aš vėl užsinorėjau mokintis. Ir, trumpai tariant, galiausiai atsidūriau tose studijose. Bet kodėl būtent barokinio dainavimo? Čia tokia įdomi ir keista, sakyčiau, specialybė. Taip, tai buvo naujas projektas ir dabar tos studijos jau, man atrodo, 3 studentų laidą išleido. Dabar galvoju, kaip čia pasakyti, kaip nors sofistikuočiau, bet matyt, neišsisuksiu, tiesiog įstojau ten, kur priėmė. Supratau. Man kažkuria prasme pavyko įsmukti į akademiją tuo metu, nes į magistro studijas stoja žmonės, kurie mažiausiai 4 metus pradainavo profesionaliai, kuriuos pažįsta dėstytojai arba kurie atvyksta iš kitų miestų, iš kitų studijų irgi su savom rekomendacijom, savom mokykla. Taip. O aš ėjau nors ir su ligtolinė scenos menų patirtim, tiek akademinė, tiek praktinė, bet klasikinio dainavimo aš turėjau tik taip pagrindėlius. Iš kolegijos laikų ir iš dainavimo pamokų ruošiantis tai magistrantūrai. Tai man kažkuria prasme pavyko pataikyti į tų studijų pradžią, kuomet, matyt, studento vertė buvo ta, kad studijų programa gali prasidėti, o jau po to jau galima bus žiūrėti, ar ten šlovę akademija atneš ar ne. Ir vakar kaip tik sėdėjau savo studijai ir valiau senas natas. Galvojau, išmesiu viską, bet galiausiai praverčiau tą ir studijų maišytą repertuarą su dar iš kažkur pasineštom natom ir pagalvojau, kad be galo sunku man tose studijose buvo ir jaučiausi visą laiką žemiau grindjuostės tiek savo lygių, tiek savo gebėjimais. Mano teatrinis bagažas buvo nepanaudojamas, nes jam nebuvo erdvės, jisai nebuvo ten tiek reikalingas. Techniškai aš labai atsilikau, vienu metu vijausi ir techninius, ir stilistinius dalykus. Ir nuolatos 2 metus buvau ant ribos metimo, nes jaučiausi koncentruota nevykėlė. Tiesiog. Ir galiausiai vakar pasižiūrėjau dar kartą į tą laiką praėjusi, nes dabar jau 2025, tai nuo įstojimo, 5 metai eina. Ir tas nevykėliškumo jausmas iš tikrųjų buvo varža. Tiesiog varžos jausmas, elektros energijos tekančios per lemputės laidą arba raumenų tempimo raumenų, tų dainavimo raumenų, nežinau, dainininkinių raumenų, kaip pasaulėžiūros ir viso įgūdžių komplekto. Paauglystės skausmai tai buvo. Taip, man sekėsi sunkiai, bet tai nereiškia, kad aš nevykėlė buvau. Racionaliai tą žinau, bet jaučiausi sunkiai. Ir kokią dabar išvelgi prasmę tų studijų, ar panaudoji tuos įgūdžius, kuriuos įgyjai? Taip, žinoma. Ir aš stojau nežinodama labai smarkiai, kur stoju. Apie baroką žinau tik tai kaip, nežinau, žodį. Bet aš atradau tą muziką ir ją įsimylėjau. Ir dar tik tai pati pradžia yra mano to dainininkinio gyvenimo įgūdžių prasme ir stilistinė pajauta, jinai visgi susiformavo kažkokia studijų metais ir vėliau stažuotėj. Ir manau, kad galėjau užčiuopti virsmą, kai pradėjau negalėti klausyti kai kurių Spotify įrašų. Nes anksčiau atrodydavo, oi, čia jeigu įrašė įkėlė laibų balsų gėdą, tai jau čia gerai. Ir tada pradėjau girdėti, ką tu darai, šitos frazės, taip, ką tu darai? Tada supratau, kad kažkokį peną davė. Matyti ir su snobiškumo prieskonė, aš nežinau. Bet
tai dabar man pačiai netikėta arba nebesitikėta yra prasidėjus ta labiau klasikinio dainavimo, bent jau manieros prasme, kelias. Ir man taip pat padeda tai, kad aš turiu akademijos dokumentą. Nes, pavyzdžiui, nuo spalio dirbu, pirmą kartą gyvenime, aš dirbu etatinį darbą, kur man moka už tai, kad dainuoju. Aš dar rugsėjo mėnesį, aš nežinau, kad iš viso tokių dalykų pasaulyje būna. Jau ką kalbėti apie tai, kad jie būtų prieinami man kaip patyrimas. Tai va, ir dirbu valstybiniam dainų ir šokio ansamblyje Lietuva. Ir pirmas klausimas buvo, ar turit, žodžiu, iš kur jūsų diplomas? Ir aš galėjau pasakyti, kad aš turiu akademijos diplomą. O tik tai po to jau klausė, tu palapėtų, kad tu ką tu baigei? Ai, tai tu be dainavimo bakalauro? Bet čia irgi, nu, jau tada jau darbui įrodai, ko esi vertas. Bet iš pradžių, dėja ar nedėja, reikia popieriaus. Tai va tokia yra papildoma ta nauda. Tai kol čia keitė baterijas, mes kalbėjom tokį pokalbį, aptarėjom apie klaidas ir norą kažką iškirpti iš pokalbio, kad tu pasakei, lygtais atrodo, kad prisakei daug ir reiktų pakarpyti truputį, bet aš pasakiau, kad, kartais žmonėms atrodo blogiau, negu kad iš tikrųjų yra ir aš įdomu sužinoti. Ir aš tada pasakiau, mums reikia liautis kalbėti, kad įrašytumėm, nes va tas, kad nėra taip blogai, kaip atrodo, yra atsikartojanti tema. Grįžtant prie scenos bandymų, ir net man pačiai pasižiūrėjus savo įrašus, tiek iš bandymų, tiek iš kažkokių tai ten koncertų, kur atrodo, aš slėpsiuos nuo žmonių savo veidą, kad tik niekas nesužinotų, kad ten aš buvau. Ir girdžiu save kartais žmonėm pasakant, kad nebuvo taip blogai, kaip tau atrodo. Nes sukyla nervas ir tada atrodo, viskas yra blogai. Ir aš pati tik ilgainiui išmokau atpažinti, arba bent jau, taip teoriškai primesti, kad nusivylimo jausmas, kurį jaučiu po pasirodymo dažno, nėra iš tikrųjų adekvatus vertinimas. Tai nebuvo mano klaidų kaupinys. Tai tiesiog yra nuovargis ir streso išdava. Ir beje, tu klausėjai, kas buvo, kažką mes kalbėjom apie savistabdą, apie tą mano biologijos studijų pasirinkimą ir kitus tokius keistus pasirinkimus, kur atrodo pati prieš save jau. Tai irgi tas subjektyvus vertinimas, kuris pasirodo nėra visiška tiesa, kad jeigu aš blogai jaučiausi pasirodymo metu, arba jeigu aš savimi abejoju, va štai kalbėdama ir galvoju, Justina, galima gal ne 5 sakiniais, o 3 žodžiais tą pasakyti. Tai čia yra jausmas, čia nebūtinai yra blogos kokybės ženklas. tą sau nuolatos stengiuosi priminti. Ir dabar jau žinau, pavyzdžiui, kad po koncerto, ypač jeigu buvo intensyvus ir kažkas ne visai gerai ėjo, ta prasme, jeigu man reikėjo daugiau įgūdžių ir energijos panaudoti, išlaviruoti iš situacijos, tai aš tiesiog žinau, kad aš turiu 2-3 minutės ir tada mane kirs blogų emocijų lavina. Blogų minčių, užtikrintumo, kad buvo tikrai blogai praleistas laikas. Ir net jeigu kerta, vat kaip buvo po paskutinio koncerto spalio mėnesį, tai aš žinau, kad reikia tiesiog išbūti ir jokių sprendimų nepriimti remiantis tuo mąstymu. Nes aš anksčiau esu priėmusi sprendimų, remdamasi va to po koncertiniu blogos savijautos jausmu. Tai tiesiog lioviausi koncertuoti, lioviausi ten, nusprendžiau, kad visi gali rašyti dainas, čia nieko ypatingo. Ir tada irgi buvo tokia duobė, kaip su scenos bandymus, matyti čia mano kažkoks stilius. Kai paliko rašymas tik tai visiškai savaimingų dalykų. Bet kadangi aš negaliu nerašyti, aš negaliu nedaryti scenos bandymų, tai jie tada sukasi ir vėl užsisuka. Įdomus pastebėjimas dėl tų jausmų, kurių negali sustabdyti ir kurių vedama neturėtum priimti sprendimų. Man atrodo, labai čia toks geras patarimas. Aš, pavyzdžiui, diskusijų niekada nedarau po spektaklių daugiau, nes darydavau anksčiau, labai mėgdavau pakalbėti. O dabar supratau, kad, iš tikrųjų, kam save taip ten tempti dar giliau į tą kažkokią sudėtingą emociją, kai ir taip jau yra sunku po spektaklio, jau žinai viską, kas įvyko blogai, apie tai vien galvoji ir tada dar turi ten stovėti ir šypsotis prieš žmonės ir apsimest, kad viskas yra gerai, žinai. Tai dabar daug labiau mėgstu tą rašytinį formatą, kurį ir žiūrovai gali atviriau pasisakyti, nes tikrai ne viską tau į veidą pasakys.
ir pačiai yra kažkaip lengviau tada priimti po laiko. Tai labai sutinku su šituo tavo pastebėjimu, iš Taip. tikrųjų. Taip, nes esam žmonės, esam ir funkcijos, ypač kaip kūrėjai, Mm. kaip kūrėjai, kurie, nesvarbu, ar mes, pavyzdžiui, tas produktas, kurį išnešam, yra iš grinai vidinių pajautų gimęs, ar tai yra surinkta, nežinau, kažkokios bendruomenės potyrį ir jai atspindėti per meno kūrinį. Mes kaip kūrėjai esame ir funkcija, ir žmonės, tai vat, man irgi tas laviravimas tarp funkcijos ir žmogaus yra, kaip čia pasakyti, mokymosi sritis. Taip. Aš nežinau, kaip tau yra, man irgi įdomu paklausti, o kaip su komplimentais po pasirodymo? Nes man tai būdavo peilis ir nu, dabar jau gal irgi su tuo amžiumi ir su tais ten persivirinančiais neuronais gal paprasčiau dalykai darosi. Bet buvo laikas, kai aš mokiausi tiesiog sakyti, ačiū, patiko. Tuo metu, kai norisi sakyti, kad nu, ar tu supranti, kad tu matei, ar tu neturi skonio? Taip. Na, jo, čia man atrodo irgi toksai menas, kaip sureaguoti adekvačiai, bet sakau, man atrodo, toj būsenai, kur tu būni ką tik po pasirodymą, nu tiesiog tu negali į nieką adekvačiai reaguoti, nes yra kitas eina visai srautas minčių apie tai, kas ką tik įvyko ir toj būsenai viskas atrodo visiškai kitaip. Arba minčių net neina, nes nėra iš kur, nes Taip. tiek yra juk pasirodymas, matyt, kas nėra perėjęs to amato šiek tiek, tai gali kalbėti nekalbėjęs, bet juk pasirodymas yra tokia energijos koncentracija, Taip. kad net jeigu linksma, net jeigu lengva atrodytų, net jeigu patinka šitas amatas, tai vis tiek tu tiek padedi, kad po to nebepasilieki nieko. Taip, sutinku. O sakyk dabar, jeigu tavęs paklausus, ką tu norėtum dar įgyvendinti, ko nesi įgyvendinus, tokiam visiškai svajonių lygmenį, nebūtinai kas yra realistiška, kas yra nerealistiška, nes išbandyk daug dalykų, bet matyt dar yra kažkas užsilikę, ką norėtųsi. Tai ne tai, kad yra užsilikę, aš išbandžiau daug dalykų, daug tų išbandytų dalykų atėjo iš irgi negalėjimų arba nedrįsimų arba kokio nors ten metimų, dar ko nors, bet nesiplakant savęs. Aš šį mėnesį ilsiuosi, dirbu tik tai vieną darbą ir nieko daugiau. Ir nedirbu mąstymo darbo, stengiuosi nestrateguoti jokios ateities, nesirūpint savim, nu nieko. Tai nedirbu ir vidinio, ir išorinio darbo daug ir pradedu pabiškis atitirpti, nežinau, ar atgal prisigerti vandens, kaip padžiūvus žemė ir tos svajonės gal dar nėra labai konkrečios. Vienas dalykas, ką aš norėčiau padaryti, tai aš norėčiau pagaliau rašyti savo dainas. Nu, tiek yra visą gyvenimą prasitampytos su jomis, kai kurios yra prieš 20 metų rašytos, tada nuspręsta, kad per paprastos, arba per nepaprastos, arba dar kokios nors. Susiradus aš esu įvairiausių priežasčių, kad tik tų dainų neišleisti išorę, kokiu nors tokiu apčiuopimu profesionaliu formatu. Ir kažkada buvau užsimojusi rašyti visą albumą. Iš to išėjo 3 dainos į Spotify. Tai aš tiek sugebėjau išspausti. Kalbant apie perfekcionizmą, apie kažkokį, nu, tą vat, tokį subjektyvų vertinimą, kad nėra pakankamai gerai. Tai aš norėčiau, nežinau, kad Justina iš alternatyvios realybės gal suskystume vietom kuriam laikui ir tiesiog surašytas dainas. Aš svajočiau gal šiek tiek atkelti vožtuvą kažkokį kokybinį ir įgalėti, nu, tiesiog padaryti, kad jos gyventų savo gyvenimu, kad klausytojai nuspręstų, kurios yra jom patinkamos, o ne aš laikyčiau prie savęs. Ir tų svajonių profesinių arba kažkokių vizijų, arba alkio gal labiau, tai jo yra. Ir kuo labiau aš tolstu nuo mokymosi, nes mokymasis į tam tikrą būseną įveda, kuomet, nu bent jau aš, kuomet aš jaučiuosi, nu dar ne. Ir dėmesys yra kažkokių tai užduočių, ypač kalbant apie dainavimą, tai techninių užduočių vykdyme. Diapazono plėtime, ten tembro tikslinime, dar kažką. Tai, nu, mane traukia į menų sintezę. Ir aš dar neprisivaidinau, dar neprisišokau. Nei kiek, anaip tol. Tai dabar labai gerai paklausai. Labai laiku,
apie kažką svajoju, bet matyt, man dar reikia pagyventi, kad irgi išsivaiduočiau iš kažkokių fiksacijų, nes dalis mano kūrybinių svajonių susijusios su darbu už scenos, kažką statyti, kažką procesiškai matyti, bet yra dalis manęs, kuri labiausiai nori būti tik tai pati scenai. Nu, gali būti ir su kitais, ta prasme, galima ir su kitais, bet scenai. Va, tai tos dvi dalys jos kartais nesutelpa į vieną mano mąstymo ratą ir pykstasi tarpusavį, nes ką tu dabar režisuosi kažką arba statysi, taigi, o kitai scenai, supranti. Arba ką tu veiki toj scenai, kitų idėjas, pildai savo idėjas yra neįgyvendintos. Tai matyt, kad kai va, tas konflikto triukšmas vidinio nuslops, į paviršių tos svajonės iškils. Aš labai norėčiau dirbti kolaboratyviai. Kolektyviai. Aš labai pasiilgstu kolektyvinio darbo, va to, kur matyt, tai kaip tie principai, kuriais mudvi mokėmės, ne, kur yra savaime suprantama, kad yra tokios minkštos ribos tarp režisieriaus, aktorio, kūrėjo, dramaturgo funkcijų ir kur visi masto į vieną dūdą. Tai jo, gal mano tos svajonės, kalbėdama suprantu, ką noriu pasakyti, gal mano svajonės yra ne tik apie ką, arba ne tiek apie ką, bet apie kaip. O kokias svajonės turi scenos bandymams, jeigu turi, ir ko jiems palinkėtum ateityje? O diev, aš linkėčiau scenos bandymams, kad jie išsivaduotų nuo manęs ir taptų nepriklausomų reiškinių nuo mano pačios svyravimų. Linkėčiau scenos bandymams, kad kažkuria prasme nebereiktų scenos bandymų, kad tai taptų tiek savaime suprantamų požiūrių žmonėms į savo kūrybą, savaime suprantamų laisvalaikio leidimo būdų, legalių, visiems leidžiamų, nepriklausomai nuo jų talentų arba techninių gebėjimų elementų gyvenime. Ir yra užrašuose ir nepateiktose paraiškose minčių apie tarptautinės rezidencijas, apie stovyklą scenos bandymų, net negalvojant apie tarptautinį lygmenį. Aš vis dar linkėčiau scenos bandymam, kad aš sugebėčiau suorganizuoti scenos bandymų stovyklą, kur su ta bendruomenė, kurioje yra tiek suprantamas tas tokio mylinčio žvilgsnio principas, tas klaidos šventimas, kad mes susirinktumėm ir ilgiau pabūtumėm, pavyzdžiui, parašytumėm dainų kartu, jas panalizuotumėm, panagrinėtumėm, kas vyksta su mumis, kai mes esam scenoje, nes tai yra didžiai dalį žmonių populiacijos, tai yra pirma baimė, tas viešasis buvimas yra pirma baimė prieš aukštesnę užmirti. Man yra kiti dalykai toj pirmoj vietoj, o buvimas scenoje man yra kažkokia net ir saugiausia, suprantamiausia sritis, bet čia gal kažkokia tokia gamtos anomalija, nežinau. Tai scenos bandymams linkėčiau savaimingo tokio tekėjimo, kuris reikalingus žmonės sugrėbtų į save, nes scenos bandymai jie ir atfiltruoja labai gerai. Aš esu susitikus žmonių, kurie man pasakė, ačiū, aš profesionalas, man reikia scenos bandymų. Ir labai gerai. Nes tai neturi būti visiems kažkoks homogenizuotas tepalas. Scenos bandymai visų pirma atliepia į mano poreikį būti išgirstai, matyti ir savęs išgirstai, ir pabūti be tokio teisimo, be konkurso, be egzamino. Ir da mano nuostabai, kai jie taip užauga, pasirodo, jie atliepia į daugybę žmonių poreikį. Būt pamatytiems ir nebūtinai pripažintiems ir šlovinamiems, bet tiesiog pamatytiems, tiesiog pasidalinti ir gauti tą priėmimo patyrimą. Taip, aš irgi bandau įsidrastinti pas tave sudalyvauti scenos bandymuose, nes atrodo, esu buvus scenoje, viskas ten tvarkoja, bet čia išeit su kažkokiu nauju kūriniu, kažkuo, su kuo nesinori gal niekur kitur rodytis, o čia būtų puikiai galimybė, yra pakankamai baisu, nepriklausomai nuo tavo patirties ir sugebėjimų. Kažkas yra, aš scenos bandymuose išgyvenau savo pirmąją gyvenime scenos baimę. Aš nežinodavau, apie ką žmonės kalba, kaip kalba apie rankų drebėjimą, širdies daužymasi, ten burna džiūsta. Man tiesiog taip užrakindavo visas emocijas ir baimės, kad aš nieko nejausdavau. Ir tada scenos bandymuose iš to artimumo, iš to intimaus santykio su ta trumpalaikė šeimyna, aš patyriau, man atitirpo baimė. Aš esu atgrojus vieną dainą, kur taip drebėjo ranka, kad aš sunkiai galėjau ant stygos pataikyti. Tai buvo nuostabus patyrimas, baisus ir kartu nuostabus. Ir dar linkėčiau scenos bandymam, kad jie išsipakuotų ir į įvairesnius žanrus. Yra būta visko.
Oi, ir linkėčiau scenos bandymams savo namų. Mes dabar esam nuostabioje vietoje įsikūrę Vilniaus literatų namuose. Ir matyt, būsim ten kiek tik tai galėsim, nes yra labai jauku ir labai šviesi aplinka, gerai įkrauta. Bet didžioji vizija yra turėti kažkokį savo erdvę kultūrai, kur būtų galima ir koncertus rengti, ir repeticijas, ir kur galėtų ta scenos bandymiška bendruomenė tarpti dar įvairesniais būdais. Nu, tai namas su sodu maždaug taip, kaip minimum. Kai vakar kalbėjom apie šitą laidą, tu sakei, kad kažkokią įžvalgą turėjai apie klaidas ir kaip jos veda į kūrybiškumą. Gal gali pasidalinti plačiau savo šitą mintim? Taip, tai galvojau, ką čia papasakot apie tos scenos bandymus ir kaip čia yra su tom klaidom. Ir nors tai šiaip gana įprastas principas, ypač mūsų toj kolektyviniai kūryboj, kad tu žiūri klaidos kaip kažkokios tai neatrastos galimybės. Ir tada supratau, kad ne visada klaida lemia kūrybą toj pačioj plotmėj. Tikrai ne visada. Ir kartais yra tiesiog nesėkmės gyvenime, kūryboje, pasirodyme. Bet kartais klaida ir iš jos gimstanti kažko naujo kūryba, susikūrimas gali rasti skirtingose plotmėse. Apie tos pačius scenos bandymus kalbant, pagalvojau, kad, sakykime, įvyksta klaida, ne? Ir mes turim tą vat filosofiją, kad klaida yra dovana, tai yra kartu ir didžiulė dovana žiūrovui, nes mes visi kartu patiriam ir paliudijam, kad ne gyvenimo pabaiga. Ir mes dabar tokiais tobulais laikais gyvenam, vat kaip ir tu sakai, viskas labai pozityvu Instagrame yra ir baisu krustelt. Ir kitiem padovanot save, sumaišanti žodžius, ten ne tą kažką pagrojantį, pasimetantį, drebantį, yra labai geranoriškas judesys. Save parodyt, netobulą. Nes mes dar vieni į kitus žiūrim labai kažkaip matyt priklijuodami tą vat geresniškumą. Taip. Tai nuplėšti tą nevalingai uždėtą šydą ir parodyti, kad žiūrėk, aš irgi galiu negalėti. Tai yra dovana. Bet kur vyksta kažkas naujo ir išmokimas arba kūryba, tai yra ne pačioj dainoje arba pasirodyme. Nebūtinai, nes nebūtinai ten surandi kažkokią kitą gramatinę struktūrą savo dainai. Bet įvyksta naujo patyrimo sukūrimas. Įvyksta juoko arba net ir geros nuotaikos sukūrimas. Per tai, kas kažkokioj dvimatėj erdvėj yra kaip mazgas arba trintis arba klaida arba plyšimas, bet jisai nuvilnyja per kitas plotmes gyvybę teikiančiais būdais. Tai man atnešė tavo kvietimas pakalbėti apie kas blogesnio ir apie pačius scenos bandymus. Nes kartais ta ir laike gali būti neakivaizdi kūryba iš klaidos. Tikrai yra didelių klaidų, yra neištaisomų klaidų, taip, yra mažesnių klaidelių. Yra naudingų klaidų, kurios parodo, kad pala, tai mes galim su žaliom grimdin vaidinti, arba mes galim šitoj vietoj netyčiom apsilieti kostiumą dažais. Bet atveriant laiko ir kitų vyksmo erdvių sluoksnius, ta klaida, tai, ką mes vertinam kaip neįvykimą arba klaidą, jinai gali kaip tik kaip sėkla tapti kitai patirčiai užaugti. Ačiū, kad pasidalinai, ačiū tau už pokalbį. Labai ačiū tau, kad pakvietei. Ir iki kitų susitikimų, scenos bandymuose tikriausiai. Kviesim. Dėkui.